Sveiki, šiame video kalbėsiu apie šeštą energiją. Šešta energija yra įsimylėjėliai, tai yra Venera, tai yra dvyniai. Ir ta energija yra apie pasirinkimą, meilę, santykius. Jinai gali būti bet kokioje pozicijoje matricoje. Ir svarbiausios pozicijos tai yra viršuje matricos, apačioje, viduryje, kur yra jėga ir stiprybė, pats sielos aspektas. Bet to nemažai svarbus yra dvasinėme pašaukime matricos apačioje. Irgi labai svarbi zona. Apie ką šitą energiją? Iš tikrųjų labai daug galiu kalbėti apie šitą energiją. Jinai pakankamai sudėtinga suvokimui žmogiškajame lygyje, nes kiekviena energija iš tikrųjų turi tam tikrų lygių, dvasinių ir žmogiškąja galva ne viskas yra suprantama. Tai kaip ir minėjau per video trečios energijos, kad trečia energija, kai susibalansuoja, kai viduje susibalansuoja moteris ir vyras, sekantis etapas yra priėmimas. Priėmimas ir sujungimas viduje, kai susijungia moteriška ir vyriška, tai yra vientisumas. Tai tada žmogus pasiruošęs kurti kažką. Ir čia yra labai svarbus dalykas ir iš tikrųjų ne kiekvienam yra prieinama, yra tas sujungimas vyriškos ir moteriškos energijos subalansavimas kartu viduje. Čia reikalinga toks dvasinis pasiruošimas ir separacija nuo tėvų. Ką reiškia šeštukas bet kurioje zonoje? Jisai rodo, kad žmogus atėjo mokintis mylėti. Ir jam gali atrodyti, kad jisai myli ir jisai toks mylintis ir moka mylėti, bet greičiausia nuliūdinsiu, dėja, šitas žmogus mylėti nemoka, jisai kažkada uždarė savo jausmus meiliai ir be galo bijo meilės. Jisai bijo mylėti. Ir dėl to čia yra nepriėmimas savęs totaliai žmogus negali savęs priimti, vis tiek atsiranda kažkoks trigeris, kažkokia kūno dalis, kažkoks bruožas, kuris jam yra nepriimtinas. Jisai negali priimti savęs ir dėl to negali priimti kitų žmonių ir jam kažkas jo aplinkoje niekaip neduoda ramybės, jisai negali priimti besąlygiškai žmogaus, galbūt jo išvaizdos kažkoks yra nepriėmimas. Nes šitą energiją būtent apie totalų priėmimą ir aišku, jeigu giliai eiti į šitą energiją, totalų priėmimą būtent savęs. Kai aš priėmu save, visas savo šešėlinės pusės ir aš pasirenku save. Ką reiškia pasirinkti save? Pasirinkti save, tai reiškia nusiimti nuo savęs visą atsakomybę už kitus žmonės. Ir čia bus sunkiausia vieta. Šitas žmogus, kuris turi šeštukus, bet kurioje zonoje, ypatingai vidurinėme taške, kur yra stipriausia zona yra pašaukime, ir, kaip ir minėjau, viršutime ir apatinėme taške, jisai rodo, kad tas žmogus negavo meilės vaikystėje. Tam, kad mes galėtume išpakuoti savo stiprybę, iš tikrųjų, mums tą stiprybę turi atimti vaikystėje. Taip toks yra planas, taip yra padaryta specialiai, yra tokia strategija tam, kad pamatyti, ko mes atsisakėme kažkada. Ir tas vaikas tikrai neturėjo meilės. Mums gali atrodyti, kad mes turėjome meilę. Mums gali atrodyti, kad kažkas mumis rūpinosi, kažkas mums kažką davė, kažkokį galbūt ten finansus, palaikymą, maitino, kažkaip prižiūrėjo. Bet ką reiškia mylėti? Tai reiškia priimti ir leisti būti tokiu, kokiu tu nori būti.
Kai aš nagrinėjau šitą energiją, man ateidavo tokie vaizdai, pavyzdžiui, toks sapnas, kai aš pagimdžiau vaiką, kuris visiškai nepanašus į vaiką, kur kojos ir rankos ne tokios, kokius turi būti. Jisai kažkoks didelis, visiškai deformuotas ir aš žiūriu į jį ir galvoju, kad negali būti, čia ne mano vaikas, jisai toks negali būti, neturėtų būti. Ir aš suprantu, kad taip galvojo mano mama apie mane. Ir prisimenu tos žodžius, kai mama sakė, kad kai mane atnešė gimdymo namuose, kad čia ne mano vaikas, yra kažkokia deformuota kaukolė, labai didelė kakta, atrodo negražus ir nepriimtinas. Ir vaikai energetinėme lygyje tą jaučia, tą atstumimą. Tas atstumimo jausmas yra be galo traumuojantis vaikui. Tikrai be galo traumuojantis ir duoda tokį pėdsaką, palieka labai stiprų. Ta atstumimą vaikas gali pajausti ir mamos eišiuose, kai mama galvoja, kad nenori to vaiką. Irgi lygiai tas pats pėdsakas gali pasilikti. Kai tu esi nepriimtas, kai tu esi atstumtas ir tada, kai vaikas pradeda augti, jisai bando visaip kaip pritapti, padaryti viską, kad atitikti mamos lūkesčius, jos kažkokį įsivaizdavimą apie tai, koks jisai turi būti. Jisai darys viską, kad tik tai pritapti ir kad daugiau nepajausti to jausmo, to atstumimo. Nes nemeilė tai yra nepriėmimas. Tai yra, kaip tavęs nepriima, tu jautiesi, kai tavęs nepriima. Ir tokie žmonės su šeštukais labai dažnai jaučia, kad aš esu tuščia vieta, aš niekam nereikalinga, manęs niekas nemato, manęs nemyli, nevertina ir viduje toks tarsi tuščia vieta. Pakalbėsiu toliau dar apie tą tuščią vietą, bet apie būtent noriu pratęsti apie mamos ir vaiko santykį vaikystėje. Kai mama ir jokių būdų jūs dabar jokių priekaištų mamai neturėkite, nes pati siela pasirinko tokį kelią tam, kad paskui išpakuoti tą meilę, kad pamatyti, ko jinai kažkada atsisakė, nes šaknis vis dėlto eina ne nuo vaikystės, o dar nuo toliau. Kažkada siela pasakė, kad man taip skaudu mylėti, kad aš jau daugiau nenoriu to daryti. Aš daugiau nenoriu prisiliesti prie to jausmo. Ir kai vaikystėje susidurime su nepriėmimu, atstumimu, su tokiu energetinėme lygyje, mama galėjo ir nesakyti. Kai jinai darė, pavyzdžiui, ne iš širdies, ne pagal vaiko poreikis, kaip jam reikia, kaip jisai nori, o pagal laiką, ten maitino kars 3 valandas, o vaikas kenčia. Jam reikia mamos. Vaikui čia yra bazinis saugumo jausmo suformavimas. Būtent šeštukas rodo, kaip susiformavo baziniai poreikiai. Baziniai poreikiai, kad būtų saugumas pirmus metus, kad mama būtų šalia. Ir jeigu jos ilgai nėra, jeigu yra kažkoks kištukas burnoje, kad tau negalima išsakyti, tu turi kentėti, kai ji maitinama yra, pavyzdžiui, pagal kažkokį laiką, ne pagal poreikis, o pagal kažkokias taisyklės keistas, kai ji vysto ir neleidžia jam judėti rankas, kojas, visiškai suspaudžia, kad jisai negalėtų būti toks, koks jisai turi būti, o jisai turi būti kažkoks pagal kažkokias taisyklės ir pritapti, kad jisai būtų patogus, kad jisai būtų pagal kažkokį šabloną vystomas ir tada jisai supranta, kad kitaip, jeigu jisai nepritaps, jeigu jisai nebandys pritapti ir tapti tokiu, kokiu jį nori pamatyti, jisai bus atstumtas. Ir augdamas jisai daro tik tai viską, kad tik tai būti tokiu, kokiu mama nori pamatyti. O mama nori pamatyti ką? Jinai nori pamatyti
kažkokius nuopelnus, jinai nori pamatyti grožį, kad vaikas gražus, atneša medalius, jisai kažkoks stiprus, jeigu jinai nori palaikymą, pavyzdžiui, jeigu jinai pati stipri, tai nori, kad jisai būtų silpnesnis, kad nebūtų daugiau, kad neužgoštų jos, ten gali būti pavydas. Žodžiu, mama visą laiką nori pamatyti kažką, jinai nori padaryti taip, kaip jai atrodytų gerai. Ir be abejo vaikas, kad išlikti tame, kad pasijausti bent kiek priimtų, jisai visą tą daro. Jisai tą modelį priima ir paskui visą gyvenimą jisai savo vidiniai mamai nori įtikti ir daryti taip, kaip jinai tada suformavo jam. Ir ką jisai praranda dalį savęs. Jisai nepriima dalį savęs tos dalies, kurios mama nepriėmė, kurios jinai nepamatė. Ir tada gaunasi, kad žmogus negali pilnai priimti savęs. Jisai užaugo toks, kokių norėjom, kokių mama norėjo, ne, pamatyti, va tokių vaikų jisai auga, jisai bandė tokiu tapti, kad pritapti, kad būti matomu, kad būti priimtų. Toks vaikas tikrai negavo meilės, nors gali atrodyti iš šalies, kad mama stengiasi dėl jo, bet jinai stengiasi ne dėl jo, o jinai stengiasi dėl savęs. Ir tai yra normalu, čia jokių būdų nenuvertinam šitos patirties, čia yra normalu ir taip, tokiai sielai būtent toks kelias turėjo būti, kad jinai suprastų, kas yra tikroji meilė, kas yra priėmimas, kad savyje pamatytų, kad jinai atsisakė meilės ir kad jinai pati suformavo tą tuščią vietą. Viduje tokį, o kai yra tuštuma, kai vaikas negavo tikrosios meilės, tikrojo priėmimo, kai jam teko būti tokiu, kokiu norėjo jo tėvai, ne? Jisai turi tuštumą viduje. Ką reiškia tuštuma viduje? Tada norisi ją uždengti. Tada žmogus tampa priklausomas, atsiranda priklausomybių. Šeštukas duoda priklausomybių. Labai daug priklausomybių nuo kitų žmonių. Čia šeštukas labai linkęs į priklausomybės nuo kito žmogaus. Tai reiškia, kad jisai prisikabina prie žmonių, prie sutuoktinio ir nenori jo paleisti, bijo paleisti žmonės. Jisai gali uždengti savo deficitus, bandyti būtent tos meilės deficitus per maistą, per kažkokius svaigalus, per materialius dalykus, per shoppingą, daiktus kažkokius brangius. Jam atrodo, kad ten gali būti ta meilė. Jisai bando ieškoti ir pradeda daryti kitiems. Jisai tą modelį, kuris susiformavo vaikystėje, kad reikia įtikti, jis bando kitiems visą laiką įtikti. Ir jis bando visiems kažką pirkti, kažką gelbėti. Jisai bando kažką kitiems daryti ir gyvena laukime, kad jam gražins, reiškia, jisai gaus tos meilės kažkokios pripažinimo, kad jį pamatys, kad jį įvertint, kad jam duos meilės. Bet dėja, išorėje meilės nėra. Išorėje niekada tokie žmonės nepritrauks tokio žmogaus, kuris duos tokios meilės, kurios jam reikia. Jisai visą laiką pritrauks tokio žmogus, kuris nemoka irgi mylėti, kad jam pašviesti, kad jisai neturi jausmų. Šeštukai neduoda meilės, nors jie galvoja, kad duoda meilės, bet jie realiai nei vaikam, nei savo sutuoktiniams neduoda meilės, jie tik tai daro kažką, kad atgal sulaukti tos meilės ir gyvena laukime. Kad kažkas ateis, kažkas pamils, kažkas įvertins, pamatys, kažkas užpildys tą vidinį deficitą. Ir iš tikrųjų tai yra ganėtinai sunku. Pastoviai reikalingas, ten yra tokia skylė, kurią pastoviai reikia uždengti. Tai yra savęs nepriėmimas, savo dalies kažkoks nepriėmimas. Reikia suvokti, kad meilė yra viduje ir žmogų nukreips visą laiką į vidų.
nes čia bus užsiciklinimas. Žmogus galvos, kad jam reikia pritapti sociumą, kad jisai turi būti lieknas, kad jisai turėtų būti turtingas, kad jisai turėtų turėti kažkokį statusą. Jisai bandys pritapti, leis milijoną pinigų savo išvaizdai, darys procedūras, lieknės, jisai bandys kažkaip operuotis, keisti išvaizdą, nes išvaizda čia jam svarbiausias, nes vis tiek mes galvojam, kad mus priema pagal išvaizdą, pirmas dalykas, ne? Paskui bandys kažkaip atkreipti save dėmesį, ne, kad jį pamatytų, kad bandys įtikti, galbūt suteikti kažkam kažką per dovanas, per dėmesį, tuo pačiu toks laukimas pasąmoningis, jis nebus, nesėdės kažkur tai ir nelauks, bet pasąmoningai jis vis tiek tikisi, kad aš tiek duodu, o kas man? Ir dažniausiai toks žmogus negauna nieko, jisai negauna atgal, labai mažą dalį grįžtamojo ryšio jisai gauna, kažkiek jisai gali užsipildyti, bet tai yra labai minimali dozė būtent tam deficitui padengti. Čia labai svarbu jam išmokti daryti pagal širdį, dėl savęs, ne dėl kitų, nes meilė savo, tai yra pasirinkimas savęs. Ir jeigu eiti į psichologinį dalyką, reikėtų, jeigu pradirbti tą dalyką, reikėtų pasižiūrėti, o ko mano mama manyje galėjo nepriimti. Ir pačiam priimti tą dalyką. Ir suprasti, jeigu mano mama negalėjo priimti manyje kažkokį stiprumą arba kažkokį valdiškumą, galbūt moteriškumą, galbūt grožį, ko jinai galėjo nepriimti, arba negrožį kažkokį kaip tik nestandartinę išvaizdą, ko jinai ir priimti pačiam. Priimti, pasakyti, kad aš toks esu, aš unikalus būtent tuo. Ir mes turime tą scenarijų kažkaip užbaigti. Užbaigti scenarijų tai nustoti įtikti kažkam, o būtent savo vidiniai mamai, nes yra baimė, kad mus nepriims ir mes nepritapsime, ir baimė, kad mus atmes, ir tai lygu mirčiai. Ir iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, kad aš čia pasirenku ne prisijimti mamos šitą modelį ir laikytis to scenarijaus mamos, kad tik tai paklūsti tam. Čia reikia pasakyti stop, aš pasirenku savo gyvenimą, aš pasirinko tą dalį, kurios aš kažkada atsisakiau ir noriu kitaip. Ir aš noriu pasirinkti save ir darysiu dabar tik tai savo. Nes jeigu kai mes norim pritapti kitiems, kai mes norim įtikti kitiems, kad kažką darom su tikimybė gauti kažką iš kitų, mes einam prieš save, mes maitinam savo ego, savo tamsėje pusę ir mes pamirštam apie šviesąją pusę mūsų sielos. Įsimylėjėliai šitą energiją šeštuką ragina tyrinėti ir sutaikyti savyje tokias priešingybės. Tamsą ir šviesą. Tamsėje dalį šešėlinę savo pusę, priimti totaliai savo šešėlinę pusę, pamatyti, o ko kažkada manyje nepriėmė giminė. Reiškia, ko aš atsisakiau kažkada, kokios stiprybės. Ir šita energija yra apie meilę, apie grožį ir pabrėžia, kad tikroji meilė visada yra kelio dalis. Šitas žmogus mokosi priimti save, priimti ir pamilti save per santykiuose. Gana sudėtingi santykiai būna, bet jam reikia išmokti priimti savo stiprybės, savo šešėlinės pusės ir pamatyti stiprybę savo sutuoktiniuose.
ir, ir išmokti pasirinkti meilę. Ir čia nebus santykių be meilės. Jeigu santykiai be meilės prieš save, tai čia yra labai didelis toks karminis mazgas. Vis tiek reikia pasirinkti save. Ir santykiuose tarp tėvų ir savęs reikia pasirinkti ne tėvus, o save. Santykiuose tarp vyro ir savęs reikia pasirinkti ne vyrą, o save. Ir su vaikais. Tik tai pripildžius save mes kažką galim duoti kitiems. Tai, ką mes bandome duoti iš tuščio savo kažkokio iš tuščio vidaus, mes tik tai išeikvojam dar labiau save ir netenkame savęs. Visų pirma, mums reikia sugrąžinti tą dalį, kurios mes kažkada atsisakėm. Tai yra savo vidinės stiprybės, tai yra meilės, tai yra kažkokios savo dalies. Pliusė šitą šeštukai turi labai daug draugų, turi labai daug ryšių, jie moka bendrauti, priima žmonės. Kai priimi save, tu priimi ir kitus žmonės. Jeigu pažiūrėti arkaną įsimylėjėliai, ten yra nuoga moteris ir nuogas vyras prieš arhangelą. Ir ten užnugaryje yra daug pagundų. Ir ką tai rodo? Jie rodo pasirinkimą. Tau Dievas duoda pasirinkimą. Tu gali pasirinkti, ar būti vienoje pusėje, ar tarnauti kažkam, ar būti laisvas. Nuogi žmonės visą laiką parodo gėdos neturėjimą ir totalų priėmimą. Kai tu žiūri į žmogų ir nematai nei raukšlių, nei spogų, nei kažko blogo, tu priėmi jį pilnai visiškai tokiu, koks jisai yra. Ten nėra nepriėmimo, ten yra totalus priėmimas ir tau viskas yra gerai ir tu supranti, kam, jeigu net ir yra kažkokie dalykai, kam jie yra skirti. Ir tu turi pasirinkimą, ar visiškai priimti, arba jeigu tu atsisakai kažko ir savyje, arba kitam žmoguje, tai tada energija apsiverčia ir minuse tai yra 15 arkanas, tai yra velnias. Ir jeigu pasižiūrėsite į paveiksliuką, jūs pamatysite, kad yra toks pat paveiksliukas, bet vietoje arhangelo yra velniukas. Šitas velniukas tai yra mūsų ego. Tai yra ego programos, kurios laiko mus tarnais. Kai mes stengiamės dėl kitų žmonių, mes tarnaujame ego ir pamatysite tas grandinės, kurios laikomės tada mumis manipuliuoja. Mūsų pasąmonė, mūsų ego mumis manipuliuoja tuo atveju, kai mes savęs nepriimame. Ir jeigu šeštukas parodo, kad mes turim pasirinkimą, galim pasirinkti, priimti ar nepriimti, atsisakyti dalį savęs ar atsisakyti meilės, arba mes galim nepriimti to ir būti tarnavime ir tarnauti ego. Tai vat yra du pasirinkimai. Ir arba žmogus totaliai save priima, tokiu, koks jisai yra. Nors tai gali būti nepriimtina visuomeniai, o jam yra svarbu, kad jisai būtų priimtinas visuomenės. Čia labai sudėtingas dalykas, čia toks modelis sunkus, jam taip svarbu yra būti priimtams visuomenėje, bet čia jisai turi totaliai pasitikėti tuo, ką jisai gavo. Ką jisai gavo, reiškia, jo siela pasirinko tokį kūną, tokį statusą, tokius santykius. Reiškia taip, aš turiu priimti viską, ką aš turiu, visus bruožus, čia yra mano. Nors kažkada aš pamatau, kad kartais aš ir minusė destruktyviai kažkaip pasireiškia, bet tai yra mano ir aš galiu tą kontroliuoti. Ir jeigu aš negaliu to kontroliuoti, tai kažkas tada atsiranda kažkas, kas gali kontroliuoti manimi. Minuse šeštukai, jie tiesiog nežino, ko nori. Jie nežino, jie nejaučia savo širdies, vidaus, ko jie nori iš tikrųjų, dėl to jie pradeda tarnauti kitiems žmonėms ir bandyti įtikti kitiems žmonėms. Čia labai daug, kaip ir minėjau, priklausomybių. Čia nuolatinis meilės ieškojimas kitose žmonėse ir materialiuose dalykuose.
žmonės prisiriša, šeštukai prisiriša prie pinigų. Jiem labai svarbu gauti kažkokią finansinę naudą, gauti kažkokį tokį finansinę gražą už savo meilę, už savo tuos dalykus, kurie jie daro. Jiems sunku tiesiog besąlygiškai kažkaip dalintis. Užsiciklinimas, kaip ir minėjau, išvaizda, nes jisai turi pritapti. Ir jis ir kitus vertina pagal išvaizdą. Jiem labai svarbu, kaip kiti atrodo ir vertina žmonės pagal išvaizdą. Labai greitai supyksta, kaupia nuoskaudas, labai jautri. Ir šeštukai jie labai jautrus yra. Nes kai žmogus neturi meilės viduje, jam atrodo, kad jisai myli, bet jisai nemoka mylėti, jisai žiauriai bijo tos meilės. Tie žmonės labai myli gyvūnus ir stengiasi turėti gyvūnus, nes gyvūnai totaliai priima. Kas gali totaliai jūs priimti? Koks žmogus? Vargu atsiras toks žmogus, kuris totaliai žiūrės į jūs, į jūsų elgesį, į jūsų kūną, į jūsų gyvenimą ir totaliai priims viską, ką jūs darote. Tik tai gyvūnas gali tai padaryti. Dėl to tie žmonės stengiasi apsupti save gyvūnais, nes jie žino, kad gyvūnams nėra svarbu, kaip jisai atrodo. Ar jisai lieknas, arba jisai storas, arba jisai griežtas, arba jisai piktas, arba linksmas. Gyvūnas myli besąlygiškai. Va taip ir turėtų mylėti žmogus savo vaikus ir neprimesti jam kažkokių standartų ir savo kažkokių lūkesčių, ne? Jisai taip pat turi mylėti savo sutuoktinį, matyti tik tai pamokas ir stipriasias pusės. Nes šitas žmogus, jisai šeštukai atėjo, dar kartelį priminsiu, tai yra atėjo sujungti savyje visas dalys, gražinti savo visas dalys, kurias kažkada jie atsisakė. Ir romane Dano Brauno Da Vinci kodas, skaičius 6, yra amžinojo moteriškumo ir dieviškojo vyriškumo susiliejimas. Tai yra sujungti savyje ir šešėlinės pusės, ir šviesias pusės, ir totaliai save priimti. Pamatyti savyje ir partneryje Dievą, tai čia yra labai aukštai dvasinis toks matymas. Ir čia tik tai dvasiškai pasirengęs žmogus, kuris eina dvasinių kelių, gali tą pamatyti ir pajausti tą. Ir čia yra labai svarbu visą laiką klausyti savo širdies ir daryti pasirinkimą pagal širdį. Ir kiekvieną kartą, kai aš darau, aš šiandien planuoju kažką daryti ir kam aš darau. Ar aš darau tam, kad tikti kažkam? Ar aš save prievartauju tam, kad įtikti kažkam? Ar aš dabar turiu arti ir dirbti dvigubai darbus, kad įtikti kažkam, kad paskui gauti? Ar aš darau dėl savęs? Tai va čia šeštukai mokinasi dėl savęs ir mokinasi per santykius. Ir jie mokinasi kurti tokius santykius, kur yra totalus priėmimas ir kur yra totali meilė. Ir taip. Ir be abejo, nereikia pamiršti meilės, kad šeštukai irgi moka pamatyti meilę visur, pamatyti kiekviename gamtos lopinėlyje grožį, tą dievišką grožį, tą tokią esmę, prasmę, tokią labai labai gilę. Ir jie moka pamatyti tokius dalykus, kurie ne visi moka pamatyti. Tai yra pamilti, perteikti žmonėm tą grožį per save.
parodyti, koks pasaulis yra gražus ir kaip Dievas myli visus per gamtą. Kaip yra gražu viskas, kas pasaulyje yra sukurta, kad koks grožis yra visame tame balanse, kur yra ir tamsa, ir šviesa, kur yra geras ir blogas oras, kur yra vyrai ir moteris, kur yra va, tas dualumas. Ir šeštukai yra dualumo apjungimas. Tai yra totalus priėmimas viso to, ką duoda šitas pasaulis. Ir toliau sekantis žingsnis, kai mokame kurti santykius, šeštukas pereina į devintuką, į išminčių, kai jisai dalinasi informaciją, kai jisai moka vesti kitus žmonės, kai jisai gali tapti tokia dvasinių. Dar labai svarbu, ko nepasakiau, tai yra, kai tu totaliai priėmi žmogų, iš tikrųjų, tai tada gali jam leisti pasirinkti. Čia svarbus momentas. Leisti žmonėms, sieloms pasirinkti jų gyvenimus tokius, kokie jie nori pasirinkti, leisti pasirinkti, jeigu žmogus nori išeiti iš jūsų gyvenimą, tai kai yra meilė, nepriklausomybė, kai yra tikroji meilė, tai tada tu priemi žmogaus pasirinkimą laisvai. Kai yra priklausomybė, tai aišku, ten tu negali paleisti, tiesiog yra užsikabinimas už to žmogaus, nes čia jau veikia ego. Bet kai totaliai priemi, kai moki mylėti, tai tada leidi žmonėm gyventi jų gyvenimą, kartais leisti žmonėm gyventi jų gyvenimą, net ir tai yra artimi žmonės, vaikai ar tėvai, kurie pasirinko savo kelią, jie pasirinko praeiti savo likimą vienaip. Ir jeigu mes kišamės ir bandome gelbėti, tai yra nepriėmimas jų gyvenimo kelio. Mes turime suprasti, kad ir tėvai, ir vaikai, ir visi kiti žmonės tai yra sielos, kurios pasirinko savo kelią ir jų likimas yra Dievo rankose. Ir jeigu mes pradedam kištis, čia įsijungia ego. Ir čia jau bus šeštos energijos minusas. Nieko nereikia gelbėti, niekur nereikia kištis, reikia pasirinkti savo gyvenimą, pasirinkti save ir leisti žmonėms gyventi jų gyvenimą.